Tomai, gali pasakyti, kas čia yra su konteineriu ir gali papasakoti, kiek gyvuoja konteineris? Tai čia rūdis, seniai. Ta prasme, dauguma visų konteinerių turi rūdis, bet jie gyvuoja labai ilgai. Nu, žinot, kam jūs naudosit? Gal jūs plaukdinsit konteinerį, tai druska labai kenkia šitiem konteineriams. Gal šitas konteineris netgi yra buvęs jūros dugne, kas čia žino, bet šiaip, tai jeigu jūs naudosit savo kieme ir jis tikrai nebijo lietaus, jis nuo to nerūdyja, jis bijo tiesiog vandens su druska. Tad noriu pasakyti, kad konteineriai, jeigu juos normaliai laikyti, tai jie gali tau visą gyvenimą tarnauti. Taip, jis tikrai gali tau visą gyvenimą tarnauti, jeigu tu jo tikrai rūpinsis, tai perdažysi karts nuo karto kas kokį, sakykim, gal 30 metų, nes dažai nuo lietaus jie tikrai nenubėgs. Kas gali atsitikti, tai nuo saulės gali spalva nublukti konteineriui, jeigu yra ryškesnė spalva. Šita spalva, jinai iš vis nenubluks. Tai jeigu jums reikia konteinerių, kuris amžinai jums tarnautų, paskambinkit man šito numerį.